Sveikinu pasikėlus į VP gydytojus. Sukūriau mini video kaip įvadą, kad jums padėtų su naujomis pareigomis ir kad viskas būtų aiškiau. Pasikėlus rango, jums Discord'e atsiras naujas chanelis, vadinamu studentų sandėlio pildomas. Ten jūs parašysite, ką įdėti iš pagrindinio sandėlio į studentų sandėlį. Pavyzdžiui, 20 mėlynų vaistinėlių, 50 vandens arba 30 batonėlių. Sandėlyje turėtų visko būti po 100, stengiantis išlaikyti tą 100 skaičių. Galima pradėti nuo vaistinėlių kraftinimo. Taigi, pradėsime nuo vaistinėlių kraftinimo. Visų pirma, jūs ateisite į pagrindinį sandėlį, pasimsite visas materijas, kurių jums prireiks vaistinėlių kraftimuisi, nueisite prie šito mėlynos rodyklės, paspausite auromanuką, kurių materijų jums reikia daiktų kraftinti, matote čia po kairę, spausite pridėti prie gamybos, Enter mygtuką laikydami galite viską greičiau sumesti į gaminamą stalą, susidėsite, spausite gaminti daiktą ir jums apačioje dešinėje rodys, už kiek laiko baigsis kraftas. Vienu metu galite kraftinti daugiau negu vieną dalyką, mes pasiėmame visas materijas, kurių jau prireiks tvaršymų gamybai, nesime vėl prie mėlynos rodyklės, spausime E, pridėti prie gamybos, laikydami Enter mygtuką, viskas greičiau susimeta ir nereikia spaudinėti 100 kartų, paspaudžiame gaminti ir laukiame, kol viskas baigsis kraftintis. Taigi, atėjo laikas pravesti pažymas. Jūs ateisite, nusivesti asmenį į bet kurį iš šitų 5 kambariukų, nusivesti asmenį į kambariuką. Asmuo su savim turi būtinai turėti asmens tapatybės kortelę, jūs ateisite, ją duos jums iš kišenio, jūs ją per inventorių panaudosite, persižiūrėsite į tapatybės kortelę, susipildysite paciento vardą pavardę ir kiek jums yra metų. Pažymos yra išduodamos trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 7 iki 11 vakaro. Kai jau baigsite užpildyti paciento vardą pavardę, paturi iš karto atiduoti asmeniui tapatybės kortelę, kad vėliau nepasimirštų. Kai užsipildyti vardą pavardę ir paciento amžių, ateisite, pasimsite iš spintelės svarstyklės, pasitaisite prie grindų, paprašysite asmens, kad jis nusimautų batus. Jeigu asmuo būtų pareigūnas, jiems reikia nusimti liemenes ir jiems yra išduodamas pažymas bet kada. Ir jie būtinai turi būti aprangoje. Ir jeigu asmuo būtų su liemene arba pareigūnas, jų paprašoma nusimti liemenes ir batus. Kai nusimauna batus ir liemenes, ateinat, paprašote, kad asmuo atsistotų ant svarstyklių. Kai asmuo atsistoja ant svarstyklių, įjungiame svarstykles, palaukime, kol jos susikalibruoja, pažiūrime į svarstykles, į pacientų kūno svorį ir Discord'e susipildome, koks paciento svoris. Kai pamatuojate žmogaus kūno svorį, ateinate, paprašyti, kad žmogus atsistotų prie sienos, nugarą į sieną, pasitemptų, žiūrėtų tiesiai, kol jūs pasiemate metrą iš kišenės, pamatuosite pacientą nuo kojų iki galvos ir Discord'e užsipildysite, koks yra paciento ūgis. Kai užsipildėte, koks yra paciento ūgis, atėjo laikas pažiūrėti akis. Jūs ateisite ir jeigu būtų taip, kad kambariuke nebūtų kur patikrinti akis plakate, išsitrauksite iš spintelės plakatą su raidėm, pasikabinsite ant sienos, paprašysite, kad asmuo atsistotų per vidurį kambariuko maždaug. Jis atsistoja, jam duodate užsidengti vieną akį. Kai asmuo užsidengia kairę arba dešinę akį, jūs rodote su pirštu, kokią jam reikia žiūrėti raidę ir į debesėlį rašysite, kokią raidę įrodote. Kaip D, tada eisite ir rašysite kitą raidę ir taip 5 kartus vienai akiai. Kai praėjo 5 kartai, paprašote, kad asmuo užsidengtų kitą akį, šiek tiek pamirksėtų, kol akis pradės normaliai matyti ir kai asmuo bus pasiruošęs, vėl duosite kitai akiai 5 raides, skirtingas aišku. Kai patikrinate žmogui akis, jam reikia patikrinti spaudimą, reikia asmenį pasiguldyti ant kėdutės, ant staliuko pasiguldyti
pulso matavimo aparatą. Matavimo aparatą uždeda pacientui ant bet kurios rankos virš sulenkamo linijos. Įjungiate aparatą, palaukite, kol pacientui sumatuoja spaudimą. Normalus spaudimas yra 120/80. Jis aišku pasako, koks jo yra spaudimas. Spaudimo užpildo diskordas skiltyje. Ir tada jūs paklausite paciento, kodėl jums reikia medicinos pažymos. Dažniausias variantas yra dėl darbo PD arba dėl ginklo licenzijos. Jūs jam pagal situaciją turite duoti psichologinių klausimėlių. Psichologiniai klausimėliai būtų vienas iš paprastų variantų, kai esate traukinio konduktorius ir jūs kursuojate traukinį, traukinys važiuoja keliu, kelias išsišakoja į dvi dalis. Kairėje pusėje guli vaikas, kuriam yra 5 metai, jis yra pririštas prie bėgių. Kitoje bėgių pusėje yra pririšti 5 suaugę žmonės, kuriems yra apie 20-30 metų. Jie yra visi pririšti ir žmogui reikia išgalvoti, ar jis nulenks svirti į dešinę pusę ar nenulenks. Šiuo metu traukinys kursuotų palei kairę pusę ir žiūrite, ar žmogus nužudys vaiką, ar jis nužudys 5 žmonės. Kita situacija būtų, kad prieš žmogų stovi 2 asmenys, vienas baltodis, kitas juodaodis, jie abudu yra ginkluoti ir jumis nusitaikę, jūs taip pat turite ginklą kišenėje. Kokie būtų paciento veiksmai, jūs žinote ir žiūrite į žmogus atsakymus. Teisingo atsakymo nėra, visą laiką galvojate kitų situacijų ir žiūrite, kad žmogus nenusižudytų savęs, nesušaudytų vieno žmogaus 6 kartus ir žiūrite, kad jisai adekvačiai galvotų ir nepažeistų tų kitų žmonių smegenų ar vidinio organų ir kad nesušaudytų savęs. Kita paprastesnė situacija būtų, žmogus eina naktį gatve, pasuka posūkį ir prieš jį stovi už kampo 5 asmenys su šaltais ginklais, kaip kastetas, beisbolo lazda, peilis arba netgi ginklai. Jūs taip pat turite šaunamąjį ginklą kišenėje ir žiūrite, ką žmogus daro, nes asmenys pradeda artėti ir pradeda grasinti peiliais, beisbolkėm, kastetais ir ginklai. Žiūrite, ką žmogus galvoja, ar nedaro neracionalių sprendimų, nešaudo iš karto visų, arba į galvą, į krūtinę, bet kur, turi būti įspėjamasis šūvis. Jeigu ateitų tokia situacija, kad asmuo artėtų ginkluoti ir jeigu reikėtų naudoti šaunamąjį ginklą, asmuo turi pirmą iškviesti pareigūnus ir pranešti medikams, kad buvo paleisti šūviai. Gerai, priėjome prie CPR dalies. Taigi, jeigu ištiktų toks atvejis, kad asmeniui reikėtų CPR kurso, ar tai būtų dėl ginklo licenzijos ar darbo pareigūnuose, jiems reikės CPR kursai. Taigi, CPR kursai. Kas tai? Tai CPR kursai yra paprasčiausiai pirmoji pagalba. Iš CPR kurso mes asmens klausime pirmos pagalbos, kas būtų atviras lūžis, nudegimai, šautinės žaizdos, pjautinės žaizdos, durtinės žaizdos, skanduolis, išnirimai arba galimi lūžiai. Taigi, mes visų pirma žmonės apmokame pirmos pagalbos ir tada duodame mini testuką, kad patikrintume jo žinias. Dar galima užduoti klausimų apie turniketus, kam jie yra naudojami, ką naudoti vietoj turniketo, kai būtų žaizda pilve, kaklo arba petyje arba kitose srityse, kur negalima dėti turniketo. Jeigu asmuo paminė, kad ir spaudžiamąjį tvarstį, tamponavimo tvarstį, skaičių nepralaidų tvarstį, hemostatinį tvarstį, nesvarbu. Svarbu, kad žmogus žino, ką dėti vietoj turniketo. Galima dar paklausti, kaip žmonės atgautų pacientui pulsą, kai jo nebūtų. Tai būtų dirbtinis kvėpavimas, defibriliatorius ir adrenalinas. Tada galima paklausti, ką žmogus darytų, jeigu asmuo būtų pasąmonės, ar tai užkeltų kojas arba pridėtų žmogui amoniako. Dar galima patikrinti žmogaus ligoninės istoriją. Ar žmogus nėra prisirgęs labai sunkiom ligom, neturėjo sunkių operacijų, arba dėl ko šiaip buvo atėjęs į ligoninę gydytis. Jeigu žmogus yra turėjęs labai daug operacijų ir dėl to gali turėti negalią arba sunkumų su vaikščiojimu, rankos veikla, arba serga sunkia labai liga kaip Alzheimeris,
labai sunki depresija, epilepsija arba panašios ligos, mes žmonėms galime neišduoti medpažymos dėl sveikatos būklės. Jeigu žmogus matosi, kad neįsisavina informacijos, jūs jam 5 kartus kartojate CPR kursus ir vis tiek neįsisavina, jūs jam irgi galite neišduoti CPR kurso. Jūs jam sąskaitą vis tiek išrašote, bet CPR kurso arba medpažymos neišduodate. Jeigu dar būtų toks atvejis, kad žmogus svertų 400 kg ir jo ūgis būtų 120 cm, jūs jam medpažymos taip pat negalite išrašyti dėl sveikatos sutrikimo. Medpažymoje galite irgi patikrinti su stetoskopu jo širdies veiklą, kvėpavimą bei žarnyno veiklą. Taigi, iš CPR būtų tiek. Ačiū, kad klausėtės. Iki kito susitikimo.